Gerai. Tavo galimybė keisti viską yra dabar. Būtent dabar. Nepramiegok, nesnausk ir lipk į tą traukinį. Apie ką čia mes, Monika? Apie nestabę, nerealią galimybę. Apie karštas naujienas. Mintis gimė labai ekspromtu, ačiū Monikai, ir labai paprastas dalykas. Dažnai mes save paliekam tenkintis, savo paliekam tenkintis tik tai minimumu. Jeigu mes turim atlyginimas, darbas su minimaliu atlyginimu, mes susitaikom su tuo ir nieko nedarom. Sunkiai dirbam, galvojam ir tikimės, kad mūsų gyvenime kažkas tai pasikeis, įvyks kažkokie tai stebuklai, bet tu klysti, nes tokių stebuklų nebūna, nes tik tai galimybės, situacijos ir žmonės atėję į tavo gyvenimą keičia viską. O jeigu tu nori pokyčių, tai dabar ir išgirsk. Kiek dar esi pasiruošusi dirbti 10, 12, 14 valandų per parą, per savo dieną ir neturėti jokių prošvaisčių, neturėti jokių galimybių. Kiek dar tenkinsiesi tokia situacija? Ir Monika, duodu žodį tau, pasidalink. Iš tikrųjų, tai, ką tu pamatei šiandieną pietaudama su dukryte ir kaip dažnai tokioj situacijai žmonės susitaiko visgi su tuo. Susitaiko. Iš tikrųjų, šiandien ėjau su dukryte papietauti, užsukamės kartais ir kavos su bandelėm, kartais tikrų tų vadinamų pietų ir šiandien papuolėm tikrai į patį pietų bumą. Kavinė buvo pilna, padavėjos lakstė ir aš netgi buvau tikra, kad dar buvo papildoma kažkokia moteris ištraukta, ar tai iš administracijos, ar tai iš virtuvės, nes, ne tokia apranga buvo. Iš karto matęs, kad kažkokia kitokia. Pagalba, mergaitės tikrai lakstė, visi susiraukė, laukė to savo kotleto, nespėja ir kepti, nes kainos iš tikrųjų gan mažos. Realiai mes dviese paveišėjom ir su sriuba, ir su kotletu, ir su kokteiliu už 10 eurų. Tai čia pigiau grybo, aš taip vadinčiau, ir aš įsivaizduoju, kad čia yra pagrindinis jų dienos toksai atidirbimas, tai mergaitės tikrai lakstė, palikau aš tos arbatos, bet esu girdėjus iš kitų, kad kai eini valgyti dienos pietų, tai net arbatos nepriklauso palikti. Tai jeigu didžioji dalis tokių žmonių, tai merginos laksto ten ir gauna vis tiek tą, taip vadinkim, minimalų atlyginimą. Specialiai pasikėliau pažiūrėti, kiek padavėja vidutiniškai Lietuvoje uždirba, tai nuo 700 iki 1400. Tai iš tikrųjų darbas mano akiai yra nelengvas, ir ant kojų, ir bendrauti, ir tą, kaip sakant, negatyvą žmonių sugerti, jeigu ten kažkas nepatiko iš virtuvės reikalų. Padavėjas yra tas, kuris surenka visas tas emocijas, taip, ta grandinė tarp virtuvės, tarp aukščiau, tarp visko. Ir jaunos mergaitės iš tikrųjų laksto, matau tas pačias. Iš pradžių galvodavau, gal čia vasarai dirba, nes vasarą irgi ateidavau, bet jau įpusėjo ruduo, o mergaitės tos pačios. Ir štai va čia kiekvienas žmogus, kuris turi tokį užstrigimą, tokį intensyvą, tokį darbą, jis visada gali keisti. Ir dabar mes norim tau pasidalinti, kaip tu gali pakeisti taip pat savo kasdienybę. Mes nuolat kalbam apie verslą online. Ir to žodžio verslas visiškai nereikia bijoti, nes tai yra tavo darbas smagus, bet Monika sako, išėjau kaip pasideginti, kaip Ispanijoje. Ir
tu gali būti bet kur, telefone. Aš iš tikrųjų pati asmeniškai labai minimaliai naudoju kompiuterio, labai minimaliai, pas mane viskas telefone. Todėl pertraukos metu, laisvų dienų metu, kada tu dirbi ir pas tave žmonių nėra, bet kada, kur tu esi, visada tu gali naudoti telefoną ir kurti savo verslą. O mūsų verslas labai labai paprastas. Ir šiandieną ir rytoj, žodžiu, 2 dienas, tu turi maks galimybę dar prisijungti. Jurgita, noriu pataisyti. Sekmadienį irgi galioja. Iki 9, sekmadienį, atsiprašau. Tu gali savo startą, savo verslą pradėti dar plus su nuolaida. Nuolaida, kuri tu gausi nuo savo grožio dėžutės, investavus į savo grožio dėžutę, tu gausi 45 eurų arba 40 svarų nuolaidą savo verslui, plus 130 dovanų kuponą arba 110 svarų dovanų kuponą. Ir kas tai yra? Tai yra tavo galimybė sveikatinti savo plaukus, gražinti save, jaustis emociškai ir visaip kitaip tobulai, pakylėtai ir tuo pačiu kurti nuostabų verslą su lengviausia emocija. Okay. Ir labai labai svarbu, kasgi toj dėžutėje yra, kągi tu gausi. Tai trauk viską. Trauk visko prisidėjo. Tai toj dėžutėje yra šampūnas tau arba tavo vyrui. Taip pat naudoti. Taip pat dar vienas šampūnas ir kondicionierius, kurį tu gali rinktis pagal savo plaukų tipą. Jeigu tu turi slenkančius plaukus, jeigu tu turi besipučiančius, jeigu dažnai besiriebaluojančią galvos odą, jeigu pažeistus plaukučius, skilinėjančius plaukučius, visa tai čia bus tau parinkta ir tu turėsi jau rezultatą. Man labai noris pasakyti, sprendimas yra tavo rankose visom prasmėm. Ir kas liečia plaukus, galvos odą, ir veido odą, ir piniginė prasme, viskas yra tavo rankose. Taip. Dabar ką dar mes turim? Dar mes turim, aš viskas greičiausiai netils, plaukų galiukų kremas. Kiek daug moterų iš esmės kenčia dėl išsišakojusių plaukų galiukų, išsausėjusių, skilinėjančių topas. Mes kalbam apie produktą, kuris ne šiaip yra tiesiog, tu gali lentynoje bet kurioj parduotuvėje pasimti. Mes kalbam apie produktą, kuris yra pripažintas kaip numeris 1 pasaulyje, sprendžiantis galvos odos problemas ir būtent padedantis sveikatinti plaukus. Taip pat, dabar kas dar, kaip yra svarbu apsauga nuo karščio, kaip yra svarbu apsaugoti savo plaukus. Vėlgi daugelis klaidų daro, nes nenaudoja, sako, tik aš nedžiovinu plaukų ir man nereikia apsaugos nuo karščio, o iš tikrųjų tai yra... Aš buvau. Taip, apsauga nuo karščio, tai ką jinai daro, mūsų apsauga ir apsaugo nuo ultravioleto ir aplinkos taršos. Ultravioletas yra pas mus dabar labai labai stiprus, kad ir saulės nėra. Ir tada tavo plaukas gauna visiškai kitą pokytį. Ką dar turim? Dar turim nuostabųjį aliejuką, kuris gelbės tavo plaukučių spindesiui, kuris pagerins tavo skalpo būklę, tavo lūpytės, galbūt jos yra išsausėjusios, taip pat rankos, kaip dabar labai labai aktualu drėkinimas. Nu dabar, Monika, galvoju, viską išėmiau. Jo. Turbūt, kad taip. Dar prie sistemos, kuri tu rinksiesi šampūną, kondicionierių, tu taip pat gali ir kaukę pasirinkti, jeigu reikalinga bus. Ir taip pat serumas, serumas, pavyzdžiui, turi beslenkančius plaukučius, nori sustiprinti, apimties duoti,
tai tuo pačiu galėsi rinktis ir serumą, kuris skatina plaukų auginimą ir skilinėjimą mažina. Tai visa rinkinio vertė yra virš 400. Tu sumokėsi su nuolaida 175 eurus ir gausi 130 dovanų kuponą papildomai ir tavo investicija, išvis investicija į verslą, į grožį, tau tik tai 45 eurai. Ar gali tuo patikėti? Mes dalinamės su tavimi galimybę sveikatinti savo plaukus, padėti kitoms moterims išspręsti taip pat turinčias problemas ir kurti savo verslą ir keistis, nes čia tu gausi tuo pačiu ir mentorystę, ir palaikymą, ir bendruomenę, ir augimą, pas mus visko daug. Ir dar norėčiau pridurti, kad tikrai ne tik moterims ir vyrams, tik vyrai gal ne taip drąsiai, ne taip garsiai dalinasi apie tas problemas, bet tikrai jų turi ir slenka plaukai, ir jautri galvos oda, ir dermatitai. Tai iš tikrųjų tai yra labai, labai fainas jausmas padėti žmogui išspręsti ir susitvarkyti problemą. Ir tada natūraliai randasi tas noras dalintis dar plačiau, dar garsiau, kad visi būtų laimingi ir patenkinti. Taip, nes tik tada matai prasmę, ką tu gali padaryti. Tai dėžutėje, šioje grožio dėžutėje, ne tik tai tau, bet ir tavo visai šeimai, vegan produktai su nuostabia nuolaida. Visai dėžutai. Minus 45 eurai arba 40 svarų. Nuo šiandien iki sekmadienio. Nieko nelauk, nemiegok, rašyk man, rašyk Monikai ir sužinosi daugiau detalių. Laukiam tavęs savo komandoje. Ačiū tau, Monika. Ačiū, Jurgita, gražaus savaitgalio. Gražaus ir tau. Bye. Ate.